Kaliau Mesimerį. Gero vidurdienio linkėjimai iš Kretos. Pagaliau iš Kretos. Praeitą penktadienį dar buvom Pirėjo uoste ir be abejo parvykome į Kretą ir štai penktadienis ir vėl penktadienio transliacija ir jau iš Kretos. Na, Kreta mus pasitiko pirmiausia su lietumi, bet šiandien yra puikus oras ir nusprendžiau šitą transliaciją padaryti iš paplūdimio, apie kurį būtinai papasakosiu, nes jisai yra ypatingas. Bet pati pirma naujiena, kuri galbūt nėra tokia džiugi keliautojams, bet privalau ją pasidalinti, nes pasikeitė tam tikri mokesčiai Kretoje ir Graikijoje, kurie palies tikrai kiekvieną žmogų, kuris atvyks ilsėtis. Taigi, kas pasikeitė? Pasikeitė vadinamasis pagalvės mokestis arba Graikijos vadinamas lovos mokesčių. Tai yra tas mokestis, kuris imamas iš kiekvieno poilsiautojo, kuris užsako vietą viešbutyje. Ir tas mokestis gerokai padidėja dėl to, kad Graikijos vyriausybė nusprendė šiek tiek daugiau paremti tuos, kurie nukentėjo nuo gaisrų, nukentėjo nuo potvinių ir tas mokestis didėja. Didėja priklausomai nuo viešbučio kategorijos ir labiausiai didėja 5 žvaigždučių viešbučiams tas lovos mokestis. Na, pavyzdžiui, 1-2 žvaigždučių mokestis didėja nuo pusės euro, nuo 50 euro centų iki 1,5 euro. Vėliau nuo 3 žvaigždučių jau didėja, buvo tas mokestis 1,5 euro, bus 3 eurai. Ir 4 žvaigždučių, beje, už mano nugaros 4 žvaigždučių viešbutis, jo mokestis didėja nuo 3 eurų iki 7 eurų. Ir 5 žvaigždučių, na, didžiausias galbūt toks pasikeitimas nuo 4 eurų iki 10 eurų. 5 žvaigždučių viešbutis štai čia, kitoj pusėje. Tai esmė yra ta, kad tas padidėjimas ženklus skaičiuojama tos sumos, kurios nurodžiau, tai yra vienam žmogui už vieną naktį. Tai reiškia, kad jeigu jūs atvykstate į 5 žvaigždučių viešbutį 7 nakvynėm, jūs turėsite sumokėti 70 eurų už vieną žmogų. Tai už vieną žmogų. Jeigu dviese 140 eurų savaitį. Jeigu būsite šeima 4 asmenų, tai bus jau 280 eurų. Tiesiog turėkite tą omeny ir pasiklauskite užsakydami viešbutį, ar tai tie mokesčiai yra įskaičiuoti į bendrą kainą. Kai kurie viešbučiai įskaičiuoja, ypač kelionių organizatoriai tai tą daro, kai kurie viešbučiai neįskaičiuoja. Ir tą reikia jau žinoti, sumokėti patiems. Tai tas didžiausias pasikeitimas ir jis prasideda, šitas pasikeitimas galios nuo kovo iki spalio, tai yra jau va čia dar vasario mėnesį mes tokių mokesčių nemokėsim, jeigu kažkur keliausim, bet jau nuo kovo iki spalio šitie mokesčiai galios. Na, o aš esu paplūdimyje, kuris apgaubtas viešbučių, priešais mane tiesiai yra, priešais mane yra Peninsula, 4 žvaigždučių viešbutis. O čia Mimi susirado draugą, kuris ant jos loja prie kito viešbučio. Mimi, ateik pas mane. Turėsim tokį įgarsinimą kol kas, bet gal tas šuniukas toj pabėgs ir to įgarsinimo neliks. Tai va, čia prieš mane yra kitas viešbutis, tai yra Seaside viešbutis, 5 žvaigždučių viešbutis. Ela. Draugas. Nusprendė į transliaciją įsikišti. Tai esu Mononafčio paplūdimyje. Mononaftis išvertus iš graikų kalbos tai yra vienišas jūreivis. Ir į vienišo jūreivio paplūdimys atrodo štai šitai. Kodėl čia atvažiavau? Na, ir dėl to, kad palakstyti šiek tiek su Mimi, kuri draugo kažkaip tai draugas nelabai nori ir draugauti ir nelabai nori. Bet ir dėl to, kad čia Mononafčio paplūdimyje įkurdinamas vienas iš povandeninio nardymo parkų Kretoje ir Herakliono srityje, nes Herakliono srityje atsiranda 2 nauji povandeninio nardymo parkai ir Mononaftis vienas iš jų, o antras yra Stalidoje kūriamas, ką reiškia povandeninio nardymo parkai. Tai reiškia, kad po vandeniu įkuriamos tam tikros vietos, kurios pritraukia tiek jūros augmeniją, tiek jūros gyvūniją ir nardant tiesiog gražu pažiūrėti, tiesiog yra į ką pasižiūrėti. Plus, aišku, gali būti archeologiniai kai kurie daiktai palikti arba
į kažkokios tai gražios instaliacijos, netgi ir meno kūriniai kartais būna tokiuose povandeniniuose parkuose. Kol kas apie meno instaliacijas nieko nekalbama, kol kas stengiama, kad tai būtų maksimaliai natūraliai inkorporuoti žmogaus rankomis padaryti objektai jūros gelmėje. Tai kad Mononaftis kūrė savo povandeninio nardymo parką ir kitas parkas atsidurs Stalidoje. Stalidos paplūdimyje, apie kurį beje neseniai rašėme ir Mano Kreta LT svetainėje ir vakar šiek tiek pasakojau apie Stalidos palmes. Ten irgi galima pasiskaityti Mano Kreta, pasižiūrėti mano reportažą Facebooko puslapyje Mano Kreta. Na, o Mano Kreta LT vienas naujausių straipsnių yra būtent apie Stalidą. Ar galima maudyti šiuo metu? Na, aš sakau, kad Kretoje galima maudytis visada. Aš šiuo metu esu įbridęs į jūrą ir visai neprošal būtų išsimaudyti. Pagal mano kojų temperatūros matavimus yra kažkur tai šiuo metu, sakyčiau, apie plus 15 vandenyje. Na, tai toks Baltija birželio mėnesį. Iš tikrųjų, maudytis galima ir tik tai nereikia nusiteikti, kad tas vanduo labai greitai šils. Yra labai daug klausimų užduodama dėl oro temperatūros balandžio mėnesį, nes daug kas planuoja poilsiauti balandį. Kas bus balandžio mėnesį? Na, žinokit, labai sunku pasakyti. Šiandien toks gražus oras ir šiandien galima vaikščioti su trumpom rankovėm ir braidžioti po jūrą. Bet patikėkit, jau sekmadienį sinoptikai prognozuoja liūčių dozę, tiesiog ne lietų, o liūčių dozę, kuri prašliauš pro visą Kretą. Tai kad maudytis nežinau, ar bus įmanoma. Ir būtent tos liūtis dar labiau atvesina tiek orą, tiek jūrą ir realiai nuo kovo mėnesio labai priklauso, koks bus balandis. Tai dar reikia pragyventi visą kovo mėnesį, juolab, kaip ir sakiau vienoje transliacijoje Mano Kreta Facebooko puslapyje, pas mus žiema iki kovo 20, ne iki kovo 1. Tikrai jinai greitai dar nesibaigs. Iki būtent pavasario lygiadienio ir nuo to viskas labai priklauso, kokia ta bus žiema. Aišku, gali būti ir toks puikus oras kaip šiandien, gali būti ir tų liūčių, kurių laukiame savaitgalį. Beje, tos liūtis labai reikalingos vis dar Kretai tam, kad jinai žaliuotų, tam, kad jinai būtų graži balandžio mėnesį. Tai, kad balandžio orai absoliučiai nenuspėjami, tie, kas planuojate poilsiauti balandžio mėnesį, tikrai siūlyčiau nusiteikti daugiau pažintiniam keliavimui, daugiau atradimams, ne maudymuisi ir ne poilsiniams kelionėms, tam nusiteikite. Na, aišku, jeigu bus geras oras, be abejo ir išsimaudysit, bet tik tai negalvokite, kad jūra bus labai šilta. Jeigu balandžio pabaigoje iššils iki plus 18, bus labai gerai. Tai pagyvensim, pamatysim, viskas priklauso ir nuo orų. Tai štai, tiek informacijos, turbūt pakankamai daug, tie, kas planuoja ilsėtis ne tik balandį, bet ir gegužę, birželį, liepą, rugpjūtį, rugsėjį, spalį Kretoje, kreipkitės į mus, laukiame jūsų laiškų elektroniniu paštu manokreta@gmail.com, taip pat galite rašyti ir po šiuo video, taip pat galite rašyti Facebooko žinutėmis, atsakysime, pabendrausime, atsakysime į jūsų klausimus. Labai malonu, kad jau daug kas ir supranta, kad pakalbėti kartais telefonu irgi yra kur kas greičiau negu susirašinėti. Tai, kad galime ir susiskambinti. Visi kontaktai skelbiami Mano Kreta LT svetainėje. Galim pabendrauti apie jūsų artėjančias atostogas Kretoje. Kuo anksčiau viską susiplanuosit, kuo anksčiau susižiūrėsit, tuo didesnė tikimybė, kad galėsim daugiau ko pasiūlyti, nes kol kas tikrai galime pakankamai daug ko pasiūlyti, bet jau mažėja tiek ir automobilių nuomai, tiek ir dienų mūsų kalendoriuose ekskursijoms, tiek kitoms paslaugoms ir ypač atostogų planams. Jeigu kažkas planuojatės, norite tokios paslaugos kaip atostogų planas, sakyčiau, reikėtų kreiptis mėnesio bėgyje, nes jau kovo pabaigoje, balandžio pradžioje vargu ar bus įmanoma taip lengvai prisėsti prie atostogų planavimo, nes, kaip matome, turėsime pakankamai daug darbelio. Beje, dar vienas statistinis rodmuo, pernai Graikija sulaukė 32,7 milijono turistų. 32,7 milijono. Vien tik Kretoje 5 milijonai turistų. Vien tik tai Kretoje. Tai
Kai kas sako, kad šiemet gali būti naujas rekordas, nes pernai tai buvo naujas rekordas. Apie tai beje galite paskaityti puslapyje The Business Desk, The Lithuanian Business Desk in Greece. Ten yra labai daug geros informacijos ir apie Graikijos ekonomiką, ir apie va šitos turizmo srautus, kurie buvo Graikijoje ir kurie bus Graikijoje. Tai užsukite ir ten, The Lithuanian Business Desk in Greece. Beje, dar norėčiau padėkoti Vaidai, Kretos lietuviai Vaidai, kuri tą informaciją apie viešbučius, kurią skelbiau šio video pradžioje, pasidalino. Jinai pirmoji parašė apie tai, pasidalino anglų kalbą, bet aš ją įgarsinau lietuvių kalbą. Ta informacija yra grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje. Ačiū, kad jungiatės prie šitos grupės, ačiū, kad skelbėte tas naujienas, kurias sužinote pirmieji. Tai va, tiek šiandien. Gražios jums dienos, gražaus savaitgalio ir linkėjimai iš kol kas šiltos Kretos. Kokia jinai bus savaitgalį, pagyvensim, pamatysim. Sėkmės, iki.